Esu Gintautas Žimaila, dirbu Petro Armino progimnazijoje fizinio ugdymo mokytoju. Mokykloje iš tikrųjų pakankamai daug yra vaikų turinčių tam tikrų sveikatos problemų. Ir įtraukusis tas ugdymas, mes jame integruojam vaikus į klasę ir atitinkamai pagal sveikatos stovį, atitinkamai vienu žodžiu gauna vaikai, ar tai jie kartu dirba skaitosi su klase, arba tai ir gauna kažkokias tai individualias užduotis pagal savo fizinį sveikatos stovį ir tokiu būdu sportuoja. Įtraukio ugdymo pamokoms iš tikrųjų dirbant su tokiais vaikais reikalinga pažinti vaiką. Pažinti jo skaitosi šitaip irgi gebėjimus žinoti jo pomėgį, sveikatos būklę, ką jisai gali daryti, ko nerekomenduojamas tam vaikui duoti. Ir tokiu atveju parenkama atitinkamai, sakykime, tam tikras veiksmų planas, kur kada pamokoje vaikas turi galimybę ir gali užsiimti savo mėgstamą veiklą. Vaikais, kurie turi tam tikrų specifinių sveikatos sutrikimų, iš tikrųjų nesudėtinga dalyvauti šitaip irgi pamokose, nes aš bent deklaruoju didžiąją pamokų dalį organizuoti žaidimus. Žaidimai yra paprasti ir praktiškai beveik didžiuma tų vaikų, jie noriai įsitraukia į žaidimus ir tikrai pakankamai neblogai bendrauja ir tokiu būdu ugdo savo įvairius fizinius gabumus. Tokių pamokų metu iš tikrųjų yra abipusiai nauda tiek skaitosi vaikui turinčiam tam tikrų sveikatos problemų, tiek bendraklasiams. Nes tikrai stebina tai, kad tikrai yra tolerancija tokiems vaikams ir klasėje nemažai vaikų, kurie tiesiog padeda jiems orientuotis toje erdvėje, toje situacijoje, padeda, pataria, pagelbsti ir tokiu būdu šitaip iš mano akim bent žiūrint tikrai vaikai jie ne vieniši klasėje. Jie turi draugų, jie bendrauja, galbūt tas ratas netoks yra didelis, netoks platus, bet iš tikrųjų jie vienu žodžiu integruojasi ir pilnaverčiai vienu žodžiu kolektyvo nariai. Pamokų metu visko pasitaiko ir iš tikrųjų būna taip atveju, kada vaikas, sakykime taip švelniai tariant, supyksta, kada vaikas nenori kažko tai daryti, tai tikrai, bent mano tokia filosofija, kad iš tikrųjų jeigu kažkas tai tokio nutinka, kad jisai nenori, tikrai niekada yra neverčiamas, tikrai jisai gali pasitraukti iš tos veiklos, jisai gali vienu žodžiu užsimti kitą veiklą, tuo labiau, kad inventoriaus mes pakankamai daug turim ir yra salėje daug erdvės, kada gali tada atitinkamai jisai užsimti savo mėgstamą, skaitosi šitaip irgi veiklą. Tas toks susispyrimas, gal arba pyktis, tai yra labai retas dalykas šitaip irgi, kada galbūt su tais jau vienu žodžiu šitaip irgi, kaip mes sakom, su kiti vaikai galbūt to pykčio priepuolio iš tikrųjų kartais pasitaiko, užsispyrimo tokio galbūt ar kaip, bet šitie vaikai jie pakankamai tokie yra tikrai, suprantantys, sakyčiau, šitaip ir taip agresyviai arba kažkaip tai vienu iššaukiančiai tikrai nesielgia. Rekomendacijos kažkokios, turbūt sunku pasakyti, būtų, kad tai yra kažkokio vaisto vieno, ko gero net ir nėra. Iš tikrųjų tai galbūt reikalinga kažkuria tai prasme, vienu žodžiu, įlysti į to vaiko kailį. Tai yra irgi pagalvoti, kad tikrai ne viską tas vaikas geba daryti, kad jam reikia pagalbos ir galbūt tokios tolerancijos reikėtų, kantrybės šitaip reikėtų ir žingsnelis po žingsnelio aš manau, kad tikrai galima pasiekti pakankamai gerų rezultatų.
Vaikams iš tikrųjų palinkėčiau, kad jie daugiau vis dėlto laiko praleistų judėdami, nes šių dienų skaitosi tos realijos yra tokios, kad tikrai nepakanka to judėjimo, ką jie gauna mokykloje, nors ir iš tikrųjų mes džiaugiamės, kad 3 savaitinės pamokos yra, bet akivaizdžiai matosi, kad jų yra mažai. Ir palinkėjimas yra toks, kad tikrai vaikas daugiau judėtų grįžęs po mokyklos. Tai yra, kad kuo daugiau lauke būtų, kuo daugiau užsimtų savo mėgstamą aktyvią sportinę veiklą. Koks tavo vardas? Nojus. Ir tu kurioje klasėje mokaisi? 5 klasė. 5 klasė. Ir kaip tau sekasi mokytis? Kaip, pavyzdžiui, kaip tu galvoji, ar tau sekasi vien žodžiu taip irgi, kai šiandien, pavyzdžiui, fizinio ugdymo pamoka, jinai tau šiandien patiko? O kas labiau patinka? Ar žaidimai tau patinka, ar lėtesnis kažkas? Nes šiandien tokia intensyvi pamoka buvo, tai tau patinka žaisti? O žiūrėk, tu klasėje turi draugų, ar ne? Nes aš pastebėjau per pamoką, pavyzdžiui, iš tikrųjų jūs su vienu kitu vaiku bendraujat. Ir kaip tau sekasi bendrauti? Padeda tau vaikai kiti? Kas labiausiai tau kūno kultūros pamokoje patinka? Kvadratą žaisti? Nes mes bėgiojom, mes žaidžiam, mes vien žodžiu šitaip irgi kitus dalykus, tai patinka daugiau žaisti. Taip?